Kariuomenės išvedimas, prašau tęsti. Kariuomenės išvedimas. Gerai, mums labai įdomu. Apie kariuomenės išvedimą buvo klausimas. Taip. Čia labai svarbu. Laiką tempyti. Svarbus ta prasme, kad eina po internetą tam tikras paskvylis, kuris dezorganizuoja ir aš matau, kad jūs skaitėt visą šitą. Dabar aš jūsų klausiu. Kaip jūsų vardas? Laima. Laima. Kariuomenė, tarybinė kariuomenė Lietuva atėjo referendumų būdu? Ne referendumų būdu. Jeigu mes keliam klausimą, išvest ar neišvest kariuomenę, vadinasi, mes suponuojam mintį, kad jinai gali ir likti. Ar ne taip? Nes jeigu nesurinks. Taip. Ne, taip, arba gali nubalsuoti, kad likti. Bet jeigu mes tokio klausimą nekeliam, tai tokio atnešėjai, kad likti. Ką reiškia lieka? Klausimas yra keliamas, kad jinai turi išeiti apskritai. Be referendumo. Tai be abejo. Nes jeigu tu darai referendumą, tai tu leidi ir likti jai. O jeigu neteis lietuviai ir nenubalsuot, tai jinai lieka tada dar kaip? Čia savai suprantamas klausimas. Nu tai buvo, bet poniai Laimai tai nesuprantam. Bet dabar tai vienas dalykas. Dabar antras dalykas. Mes tada aukščiausiai tarybai pastoviai deklaruodavom Baltijos šalių vienybę. Ir sakėm, kad reikia daryti žingsnius kartu. Ir va štai yra mano klausimas tuometiniam pirmininkui, kai jisai tą referendumą siūlė. Aš klausiu jo, tai turėtų būti stenogramose netgi. Ar yra suderintas šitas klausimas su latviais ir estais? Nes turbūt suprantat, lietuviai su savo 80% dar tą referendumą laimėt gali. O dabar įsivaizduokit, mes laimėm, o Maskva sako, nu tai dabar tegu latviai tą patį padaro. O kaip latviai su 50% padarė? Ir žinot, ko baigėsi mano klausimas? Atėjo pirmininkas nuo savo laktų pas mane ir paprašė, kad aš neklausčiau šito klausimo, nes nėra į jį atsakymą. O dabar žiūrėkit, dabar supraskit, kodėl tas apskritai referendumo klausimas iškilo. Buvo noras įvesti prezidento instituciją į laikiną pagrindinį įstatymą. Labai norėjo vienas žmogus tapti prezidentu. Mes sakėm, bus nauja konstitucija, vat kaip tik buvo toks nutarimas, mano ten pasiūlytas, priimtas, kurio pagrindu buvo ruošiama konstitucija, ten bus prezidento institutas ir viskas įsispręs. Ne, man reikia dabar ir greitai. Jie prastūmė tą prezidentinį referendumą, bet jie žinojo, kad žmonės neateis. Kaip to žmonės atvesti? Tada sugalvoja, kad padarykim referendumą dėl kariuomenės išvedimo, tada žmonės ateis ir kartu nubalsuos ir iš prezidento. O dar sykį kartoju. Jeigu jūs keliat klausimą, išvest ar neišvest kariuomenį, tai reiškia, jūs turit mintį, kad jinai gali ir likti. O jinai atėjo, jūs pati pasakėte, jinai atėjo be referendumo. Ir mūsų pozicija, ir daugelio kitų žmonių buvo, kad tokio referendumo iš principo nereikia, o reikia kelt klausimą apie kariuomenės išvedimą kaip tokios. Ir viskas. Ir antras dalykas, nepakišt po peilių latvius ir estus. O viskas buvo išversta atvirkščiai, kad mes buvom prieš kariuomenės išvedimą ir šiandieną jūs paveikta va šitų mitų, galvojat, kad aš esu kažkoks čia jūsų prieš. O buvo viskas tai ir tarp kitko, kai priejo reikalas prie balsavimo ar būtam referendumui kariuomenės ar ne, aš jums pasakysiu, aš ne tai, kad išsigandau. Matydamas, kaip išvers visą tą, aš galvoju, eikit jūs po velnių, nubalsuosiu už jūsų referendumą, nes pasisakiau, kad nebūtų, bet balsavime tegu būna. Ir vienintelis Klumbys buvo iki galo principingas ir balsavo prieš. Tai po šiai dienai kenčia dėl šito, nes visi galvoja, kad jis buvo prieš išvedimą kariuomenį. Jis buvo prieš pačią tokio klausimo kėlimo. Nes jis iš esmės neteisingas yra. Ir tai parodo, kaip šitas pirmininkas aukščiausios tarybos manipuliavo tada žmonių sąmonė grinai savo asmeniniams tikslams. Jis norėjo tam tikro posto ir jam buvo nusišvilpti viską. Lygiai taip pat jisai sujaukė tada žemės reformą, dėl tų 3 hektarų, jūs turbūt jau neatsimenat. Neprasidėjo žemės grąžinimo procesai, jis 3 hektarus duoda žmonį, galutinai viskas sujaukė, o kodėl tas buvo padaryta? Todėl, kad pradėjo reitingas kristi ir galvojo papirks tos žemdirbius tais 3 hektarais. Po šiai dienai mes sprendėm dabar visą tą bėdkošę srebę. Ar suprantamai paaiškinam? Ar įtikinamai paaiškinam? Dar pagalvos. Tai jūsų manimo referendumas reikalingas buvo. Aš pati dalyvavau jame, pasisakiau. Bet ar jis... Prieš tą prezidentą, kurio neįvardina Landsbergis, aš galiu pasakyti, jūs kažkodėl bijot. Nu, tai kad pavardė šiuo atveju neturi reikšmės. Aš nenoriu. Tai natūralu, kad jūs tam referendume buvot už išvedimą.
Bet jūs įsivaizduokit, kas būtų buvę, jeigu būtų neįvykęs tas referendumas. O juk tada aukščiausia taryba jau pasitikėjimo tai didelio nebeturėjo. Jau liaudis buvo nusivylusi naujom permainom, jie norėjo grįžti atgal į Tarybų sąjungą ir buvo labai realu tarp kitko. Nu, dar didelis klausimas, kaip ten iš tikrųjų buvo. Ar atėjo tie žmonės, ar ne, bet nebuvo suinteresuotų priešinti, nebuvo pozicijos. Bet jeigu su Vaigausku taip padus pakaitinti, tai dar nežinia, ką jis pasakytų, ponia Laima. Va dėl to buvo didžiulė rizika tokio referendumo apskritai. Tai buvo didžiulė rizika.